Nu, bet netoks jau mažas tas bloklis. Einu ir vis negaliu pereiti jo visą. Aš galvojau, kad čia irgi bus kaip kastų kumbas tas. Nu, čia fainiai. Vis dėlto. Čia matai šiokį dieną, šiandien antradienis. Vakare, kai viskas nurimsta. O, čia kas blemba. Matosi, kad nuo arklio gadinis likęs tas kaimelis. Labai daug mašinų pristatyti ir jos susispaudė tiesiog siauroje gatvelė yra. Šiaip tai įdomu. Nu ir visur statybos, o jau ir antrą, trečią statybą. Tik bažnyčios visą laiką jos be remonto apsieina, atrodo. Visur visą laiką tvarkingas, dažniausiai dėl pastolių. Tai va. Na, mašinos tai jos, po kiek laiko jos atrodys įdomiai, nes jos juk būna vis naujesnių ir naujesnių modelių. Ir jos jau atrodys tada senos, raritetas. O šiaip tai daugiausiai namai domina. Namai, gėlynai, senoviniai sprendimai, namų statymo, vamzdynai, nutikamų ir ten vamzdžiai iš viršaus. Nu čia jau aišku vėlesnių laikų. Rožytės jau pavytė. O koksai staigus nuolydis. Reikia pasileisti, kai čia turi gerą pažiūrėti. Nu aišku, čia viena gatvelė jungiasi su kita tiesiog. Kaštonai pavyrė šiek tiek. Nu ir ten matau, ten turbūt privatu pradelis, maltis. Man įdomu, kai jie tokias duris su arkom padaro į kiemą. Kiemą įeini, viskas tavo, privatu. Nu ir taip pat žavi tokie gražus kampeliai. Namai puikus bloklio senoviniai. Atnaujinti durys nudažytos, ten nulakuotos kažkaip tai. Gėlės gražios. Einam ir filmuojam. Iklio kaimą tą. Ne Iklis čia. Kaip jisai pasivadina? Užmiršau. Jis pasivadina Bu. Ai, neatsimenu. Nu ir žiūrėkit. Nuo 1 iki 10 Mount Pleasant. Tik Anglijai gali būti tokie užkabariai. Tik Anglijai, čia nuo senovės stovi, nu garantija. Ir tik Anglijoje gali būti tokie gėlynai nuostabūs. Ne? Gyvatvorė kaip pakirpta fainiai. Nu tikrai kaimas, eini ir kažkas kažką tai daro visur kiemuose. Nu, kaip ir kaime. Kaimas yra kaimas. Bloklis taip pat kaimas. Kažkas krapšta, kažką remontuoja, kaip ir Lietuvos kaimuose taip pat. Lygiai taip pat. Tai va, dėl šito aš niekad nenusimenu, kai išvažiuoju į tokias gyvenvietės, nes primena tėvynę, tiek šiek tiek. Nors Lietuvoje gražiau, bet čia įdomiau, nu kaip įdomiau, senoviškiau. Žinau, kad šitos pašto dėžutės labai senos ir jos
apie 1901-1910 metus į sienas įmūrytus. Keliu ir užsukau į Heart of England Way. Buvo takelio atšaka ir ta atšaka veda štai. Išėjo prie šitų vartų, išėjo prie šitų vartų, išėjo prie šitų vartų. Ten ypatingai įdomu. Šitie saliukai, kai visą laiką kam nors dedikuoti yra. Nu, pavyzdžiui, šitas. Keista, šitas visai niekam nededikuotas. Turbūt miesto savivaldybė jį pastatė. Nu ką, pastarųjų metų turbūt naujiena, arba bent jau aš sužinojau ne per seniausiai. Buvę telefonų būdelės pritaikytos pasiskaityti. Bibliotekos, jos metalinės, įdrištva į taktos būdelės kokios. Arba labai ant stiprių vyrių. Pritaikytas, sutvarkytas, na ir yra knygų paskaityti. Vat, pavyzdžiui, Charlie Hickson, angliškos. Philip Schofield. Vat knygos. Reiks ateit paskaityti. Vat kaip įdomiai šalia kelio padarytas praėjimas, kad nereiktų per kelią eiti. Pakrūmės, vat net krūmai biškutį skiria, tokie liktai gyvatvariai. Ir vat plastikiniai dalykai įdėti, kad nereiktų purvo brįst žmonėms vietiniams. Purve įstatyti grotelės, tokios guminės, čia net plastikinės, jos biški minkštos. Va, ir žmogus eina savo ir neklampuoja ir batų savo negadina. Vėl prieėjau kapinės kažkokios, tai irgi, nu, per tiek laiko žmonių daug, aišku, numirė, kiek ir gimė. Mat ir saliukas ir. Fulham's Travel, British and Continental. Atkeliauja čia pasižiūrėti daug kas. Patikėtumėt, tai čia atvartai. Tai pasivadina tas takelis. Nu, esu Kemble, ar Kimble, kažkaip taip.
Ir vat vandens pompa labai įdomiai išmūrytoje arkoje. Ten toliau saliukai pailsėti. Kimblas. Pasirodo, vat kokiamis aš apylinkėmis važiuoju. Ten toli matos. Stalino labai mėgsti medeliai, mėgti sodinti. Tuopų alėja. Nu tai ką jūs, gražuoliai? Aš tai išvažiavau su dviračiu pasivažinėti truputuką šiandien vėl. Ten kelias mano veda. Valandą važiavau, tai kelių minučių iki vietos. Susiradau aikštelę. Prieš tai Komotė susiradau maršrutą. Ir dabar važiuoju Circular Way. Populiari vieta tapo. Filmai pasibaigus. Daug kas čia atvažiuoja filmuotis. Šiandien ir aš atvažiavau. Varteliai. Ant jų užrašyta, kad gerbti ir taip toliau. Vaikšto kažkas. Aš iš kitos pusės tik buvau nufilmavęs tą bažnyčią. Pusė ten, kavinukė. Tai vat kokiu pasirodo aš, kokiamis apylinkėmis važiuoju. Saulė vakarinė. Dar ne taip jau žemai ta saulė. Dar ilga laiko. Bibaris. Rašus bibaris. Dieve, koks grožis. Nei triukšmo, nei triukšmelio. Nieko. Tik saulės žaismas. Debesis. Ir mano šešėlis. Saulė pasislėpė, debesuota. Pirmo pasaulinio kariams vainikus jie deda, o bokštas didžiulis. O va baigė nušidėti erškėtagis. O aš važiuoju ten. Zuikius baido, kažkokios pompos šaudo, o gal iš tikrųjų šaudo. Čia jau jaučia mano širdis, kad nusileidimas nemažas. Jau čia pakalnė. Nori, nenori, reikia jungti kamerą, nes pakalnė ir pakalnė. Su viena ranka nepavažiuosi. Kas įdomu, tai maršrutai tokie, o tai eina pro Vaiškės visokias bokštelius, lietuviškai tariant. Ai, pro Rugių laukus. Gražius.
O, Danielis kažkoks eina su ragais. Didumo kaip zuikis. Gal tai čia pakabra. Šiandien paniukus diena. Vietomis lyjo, bet ant vakaro jau neturėjo lytai, išsirašiau į pasivažinėjimą. Ir negaliu nesustoti nufilmuoti puikių vaizdų, kurie keičiasi kas kelios savaitės. Va, jei neklystu, vienas filmo kadras irgi čia buvo filmuojamas. O toj sankryžai, man atrodo, jis sustojo, tai jau Bridgita John su tėvais važiavo ir tėvui liepė eiti iš mašinos ir apsikeitė vietom. Vat toj vietai, man atrodo. Nes tie ženklai labai panašus. Nu, dar pasižiūrėsiu. Iš tikrųjų, užkampis didžiulis. Medis girgžda. Į ženklą braukosi šakos. Aš iš ten važiuoju. Vat. Tie ženklai. Nu, tai vietovės čia irgi gražios. Aplink Čeltemą. Tiksliau čia prie kito tokio miestelio, kuris netoli Čeltemo. Vat ir, nu ką, 18 minučių iki to kamino gamtos paredyto. Na, va, tokių dar. Nu, štai aikštelė, ta pati aikštelė iš apačios, kaip atrodo. Aš buvau ten viršui. Štai aikštutė. Va, ten įėjimas. Dar aukščio riba yra, kad per didelės nepradėtų važiuoti. Nu, tai ir jisai gražuolis. Kaminas. Aišku, žmogaus čia nepridėta, nors atrodo, lyg iš plytų būtų surinktas, lyg jis yra didelis ten apačioj dar žemė. Vaizdai aplink. Turėklai apipaišyti. Kas tik buvęs, tas išraižęs. Purkė, murkė, burkė. Alienos. Aišku, čia kalkakmenis, iš kalkakmenio sudaryta viskas. Tokį nusileidau. Keliu. Pasigirsiu iš pradžių kokią maigutę, tai... Nu, kas dėl to Devil Chimney, ten viršaus luitas didžiulis, net keista, kaip taip galėjo susidaryti. Bet jis yra didelis, ne vienas 5 aukštis, gero 7 aukščio kokio, tai ne 12 aukščio namo dydžio. Didžiulis dalykas. Na ir iš vietinių uolienų sudarytas, garantija. Savo laiku kietesnis uolienos liko. Kitas nubyrėjo. Tai pasidarė. Kaminas. Dės skylės. Išeiti. Ten Brodvėjaus bokštas matosi, iškart matau. Kažkaip aš jį čia apvažiavau labai įdomiai, bet toje vietoje nesu gyvenime dar buvęs.
Labai šilta šiandien, iki 30 laipsnių šilumos buvo. Kai išvažiavau, netgi rodė mašiną 32. Paskui prasidėjo lietutis, pradėjo palyt biškutį vietom. Tai porą kartų buvo, dabar vėl nustojo. Akiniai vėl sušlapo, eilinį kartą nusivalysiu su servetėlę ir važiuosiu toliau. Kol kas labai patenkintas, tik tais labai daug buvo nuo kalno važiuoti ir greitai. Tai atgal bus į kalną. Bet šiaip, va taip va. Nu, bet tas Bradvėjos bokštelis, tai čia atrodo kaip prie pat. Gal čia ne jisai? Nu, blemba, gražu žiūrėti, kas čia per vietos tokia. Sustojau netgi pasižiūrėti, nors dviračiu gan greit važiavau. Visur, pradedant šitom ramunėm. Pradėjo lynoti, reikia perlaukti, niekur nesidėsi. Mašinų šičia jau daugiau pravažiuoja miškutį, bet vis tiek pakankamai rami vieta, didžiulis medis. Tiesiog galingiausias medis. Pasistačiau dviratuką savo ir stovi. Nu, tai liko 3,6 km, 14 minučių, atvykimas 18:02. Už 3,0 km Buckle Street ir į kairę suksiu. Neviršti 97 mylių per valandą greičio. Ne mylių, kilometrų. Tai va, laukiam. Jaučiu lyja. O, kokia tankmi medžiai, driškau. Visokių paslaptingų įėjimų į kiemą, krūmais tiesiog apgaubtas kiemas. Neįprastas vietas gražios. O, pavyzdžiui, tas namas. Net nežinau, kas čia per gėlės. Visi biški pristabdo netgi, pavyzdžiui, šitą namą, kai apžiūrinėja. Labai gražus tas liustras gražus. Ko gero iš viso čia bus pavyzdinė vietovė. Čipinkam denu to. O, kad ir tas namas. Jėgus. Grožis. Skendi žalumoj, o prižiūrėtas kaip apkarpyta. Krūmai, viskas. Ką tu. Gražus. Ką tik taip žiebė perkūnas, kad net tie žmonės, kur buvo šalia manęs, susigūžė. Na, aš irgi stiprus nervai, krūptelėjau biškutį, bet nedaug. Tokia pavėsinė. Tėvai turbūt vaikus eina. O taip atrodo iš išorės visas tas dalykas. Reikia perlaukti, kol lietus nustos lyti. Tai va. Įdomi čia apšviesta tokia. Ką tik taip žiebė perkūnas, kad net tie žmonės susigūžė. Aš irgi biškį nusigandau, bet kai nervai stiprus, tai kažkaip tai nekrūptelėjau smarkiai. Bet jau taip žiebė. Pavėsinytė. Vaikai dūksta. Žmonės neįsitikinę, kad jau galima eiti, bet aš tai manau, kad neberlyja. Grindinys. Visur grindinys senovinis. Matyt, buvus turgaus aikštė kažkokia tai. Ir čia prekiaudavo žmonės. Pasislėpdavo nuo lietaus, kad bulvės nesušlaptų. Stulpams geležiniai sutvirtinimai.
tie nenuskiltų, todėl taip ir stovi ilgai. Žmonių čia nedaug tik todėl, kad apsiniaukia. Vakaro. Dienos metu, patikėkit, čia būna ohoho. Ohoho. Kietas herbiukas. Kackas. Jo, tokias paprastas gatvės. Pagrindinė viena gatvė. O šiandien su jumis atsisveikinu. Prenumeruokite kanalą, nepamirškite dėti laikų ir žiūrėkite kitus video.